Rokiškio rajone įradęs jį nesukautų rankose tikriausiai labai nustebtų. Garsusis medžio drožėjas, žymiausio lietuvių dievdirbio Liongino Šepkos premijos laureatas, dabar dažniau darbuojasi su pjūklu. Mat prieš 6 metus parsivesta jaunesnei žmonai stato namą. Dabar statau fermos ribose. Reiškia, gyvulių nebeturiu, nieko. Nu ir man tiesiog įdomu buvo pavadinti. Vilniuje valdovų rūmai. Na, kas man čia degenėsi, blėga? Valdovės rūmai. Nu, va, aš statau čia valdovės rūmus. Nu, taip ir gaunasi, va. Kiek čia gyvens? Čia gyvens valdovė, aišku. Nu, kartais ir aš užeisiu. Vis dėlto laisvalaikiu, kad prasimanytų pinigų namą užbaigti, jis palinksta ir prie skulptūrų. Na, ta, man čia akis atvėpi. Anksčiau mėgdavęs vien filosofuoti apie kūrybą ir gyvenimą, dabar Venecijus prisipažįsta, kad buitis palengva sėlina jo gyvenimą ir vis mažiau lieka laiko jaunatviškiams poelgiams. Dabar tik juokėsi prisiminęs, kad Lietuvai stojant į Europos Sąjungą savo tvartą supleškinęs. Esą, kad šviesiau Lietuvoje būtų. Tačiau nepaisant visokių sunkumų, vis tiek likęs patriotas. Žiūrėk, Venecijų, kokias gražios spalvos klevo. Visa mūsų vėliava. Pastebėjai rudenį pats gražiausios spalvos. Spalvų neskiriu, man vėliava gražiausia su vyčiu. Drožėjo žmona tikra kaunietė, tikina iš karto pritapusi Venecijaus vienkiemį. Pagonybę išpažįstanti moteris sako, čia jaučiasi laisva ir pasitikinti savimi. Ką čia kalbėti, čia yra tokia vienovė, kurioje turbūt mieste niekada nesusimastysi apie kažkokį tai savo egzistencinį buvimą, gal nežinau čia. Gal daugiau filosofijos atsiranda, bet jinai šiais laikais ypatingai reikalinga, manyčiau, nes tas pragmatizmas, kaip matom, jau nuėjo taip toli, kad man darosi nebeįdomu. Poros gyvenimas Degeniuose slenka ramiai. Padirbėjęs prie statybų, Venecijus eina žuvies vakarienį. Mat dabar gyvulių nebelaikantis. Daugiausia maitinasi, ką randa gamtoje. Bet to, sako, jiems nedaug ir tai reikia. Juk svarbiausia, kad pora dar ir optimizmu spinduliuoja. Nekeikia nei valdžios, nei visus užklupusios krizės. Tai jau, krizė. Žemė nedreba, ugnikalniai nesiveržia. Iki pasaulio pabaigos dar kiek, 2012. Dar 3 metai. 3 metus dar pagyvensiu. Nesvarbu, ar kaip jie vadina, krizę, ne krizę, bet vis tiek gerą gyventi. Ir ešerius dar ką gerą užtiks.